Vienas iš mitų yra tai, jog pas gydytoją urologą lankosi tik vyrai. Tai nėra tiesa. Mes susidurėme su pacientais tiek moterimis, tiek vyrais. Žinoma, daugeliui moterų atrodo keista, kad joms reikalinga būtent gydytojo urologo konsultacija. Tačiau esant šlapinimosi sutrikimams, besikartojančioms infekcijoms, vis tik urologo konsultacija yra reikalinga. Kalbėdami apie vyrų grupę, dažnai vyrui nėra malonumo ir, sakykime, atsiranda daug baimių prieš vizitą pas gydytoją urologą. Taip, kai kurie gydymo metodai, kaip prostatos tyrimas, nėra malonus, tačiau tai nėra skausmingas tyrimas, jis neužtrunka ilgai, tačiau jis būtinas nustatant uždegiminės prostatos ligas ar vertinant, ar nėra onkologinio susirgimo.